Nu, labas rytas. Tai ką, šiandien išaušo ilgai laukta diena, kai pagaliau betonuosim polius. Yra daug pasiruošiamųjų darbų, tai vat viską susivežiau, atvažiuos dar chebros, paskui važiuosim pasiimt maišyklę, o dabar atsivežiau dar ir polius, nes jie buvo kitoj sodybai, ir kišam juos į skylutes. Kažkaip tai taip. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis, nes tuo pačiu aš noriu iš karto ir triubą susidėti, kad iš karto būtų subetonuota iki reikiamą aukščio. Tai tas įlys į vidų šito ir iš karto turim aukštį, iki kur turėtų viskas būti iškilę. Galiniam variante turėtų būti, kad polius išlys kažkiek tai tiek 40 gal centimetrų ar 50, pasižiūrėsiu paskui brėžinį. Ir viskas. Žiūrėsim, kaip seksis. O kol aš sunešiuosiu polius, jūs pažiūrėkit, ką mes čia darėm prieš tai. Radau kirvį. Tai jeigu nusitrenksiu, tai bent nufilmuosiu.
A girdi, pala, reik fotkę padaryti. Dar radom porą rieduliukų. Visą kolekciją turėsiu. Черт. Ну jo. Biškėna galą, kur dabar jisai ten į kasą, tai paaukštinam, nes viskas eina taip į nuokalnį. Dabar žemę turim, tai galim biškį paaukštint. Visiškai nebuvo gerai paruošta ekskavatorius atvažiavimui, nes ten yra likusias plytas, kurias aš norėjau išvežti, bet nespėjau, bet gal ne problema. O čia vidury iš vien akmenis. Iš vien akmenis, plytas, betonai, molis. Viskas viename. Tai jisai pakraun į priekabėlę. Nu ir aš va vežu krūvas pilu. Paskui sustumsim į tą keliuką va visai iškastą. Išlyginsim ir atviršų smėlį arba žvyrą. Ir bus sutvarkyts keliuks.
Tai va, tiek tų darbų padaryta. Nu, kol jūs žiūrėjot, aš jau susikišau visus polius. Jau visi dobėse. Labai šiaip nelygų, nes ten vat yra aukščiausias taškas. Tai ir blogiausiai išsigręžia jisai, nes po apačia akmuo. Tai va, visas polius net neįlend, jį reikės patrumpinti kažkokiu tai būdu. O žemiausias taškas praktiškai Anaskams. Tai ten beveik metrų žemiau. Turėjom dar ir tokių situacijų, kai akmuo buvo po apačia poliaus, tai išsikrapštėm akmenis, kad galėtumėm išgręžti. Tie akmenys irgi nemaži, tuoj parodysiu. Nu va, čia irgi va ta pati situacija, išsikas turėjom, kad išgręžti galėtumėm. Gal tos žemiausios vietos skaitytus. Tai va, o akmenukų, tai čia sočiai. Kaip matot, va, iš vien plytas, iš vien akmenis visų perimetrų. Ir čia tas pats buvo. Pasirodo, čia stovėjo toks pat dvars, va, kaip va ten stovi. Nu, kas galėjo žinot, kai čia suprojektavom. O akmenukai va. Aišku, jeigu ūkininkai žiūri, tai čia gali didesnių dar turit. Bet, nu jau nemaži. Va, stalt galėtų va būt. Hatats praktiškai neįmanoma atkelt. Ten turi pasistatyti jau idealiai, kad jisai atkeltų, kad užsiverstų ant savęs ir kad jį pajudintum. O šiaip tai čia ekskavatorius suvilka visus. Aš kelis tik tai buvau suvilkęs, nes yra sudėtingas tokio dydžio traktoriukų tokius akmenis tampyti. Tai va, viskas, pastatom priekabą, atkabinam bačką ir važiuojam maišyklės. Pažiūrėsim, kaip tam žagyčiui seksis išsukt maišyklę. Mašina, garsas tai baisus tų akmenų. Nerandu kameras, nebuvo laiko kada filmuot, tai viskas, važiuojam jau namo, maišyklę tempiuos irgi namo, iš 36 polių padarėm
27, dar 9 liko. Ten tikrai ne 9 kubų reikėjo, nes duobės gilesnės, platesnės ir panašiai. Tai aš paskui paskaičiuosiu, kiek tiksliau mes ten sunaudojom visko ir kitą dieną pratęsiu video. Biškai perstumdom žemės, kad aukštesnės vietas, kad apsilygintų biškai. Tada smėliuką bus galima biškai geriau išpilt, tolygiau gal susitrambuos. Po poliais nekišam, tik tai šalia polių, kad po jais būtų stipresnė žemė. Va, pusė jau pamatų, pusės sklypo, tai yra, kur nams turėtų būti, jau smėlį išsivežiojom. Tai va čia dar kokias 2-3 mašinas suvešim ir bus paruošta. Ėjo. Nu tai ką, pasirodo, polių betonavimas yra antiek, teisingiau buvo antiek įtemptas darbas, kad filmuot nelabai išėjo daugiau. Nes visi buvo užsiėmę, rankas buvo purvinas, reikalų va tiek pasirodo. Tai dabar vaizdas atrodo taip. Jau ant polių išvežiojom smėlį. Čia dar biški trūksta, tai dabar traktorių atsivariau, privešiu dar čia smėliuko, ten dar biški trūksta ir tada dar reikia patvarkyti ir šitą kampą. Bet čia jau reikia privežti daugiau žemių, kad smėlis nečiuoštų į tą pusę. Va, pavyzdžiui, va čia dar trūksta. Nes čia va, kiek čia per batą, 30 cm, o turbūt mažiausiai pusę metrą, deka nečiuoštų da, kad pravažiuočiau su ta vibro plokšte paskui. Taip, bet šiandien pagrindinis darbas yra visą šitą dalyką, jau kaip prisivešiu va čia smėliuko, va, kur trūksta, ką tik minėjau, sulaistyt. Tai betonuojant polius, bandėm iš duobių traukt vandenį, nes nėjo atitaikyt polių betono, koks turėtų būti betonas. Ar sausesnis, ar šlapesnis. Nes, sakykim, į apačią jo darai sausą, tai kaip ir nėra problemų. Jisai, aišku, to vandens lieka, bet lieka mažiau. Bet, kai jau daeinam iki va žemės lygio, tas vanduo, ne, jau jisai va čia išbėga, bėga. Ir va čia jau gaunas tas betons per sausas. Jisai jau gražiai nepasidarydavo. Tai nėjo atitaikyt kaip ir to, koks betonas turėtų būti, ar šlapesnis, ar sausesnis. Tai bandėm traukt vandenį, bet nelabai padėjo. Ir ko pasiekojimus jie suėdėm siurbliuką. Savo benzininį. Tai nupirkau naują. Užsidėjau GoPro antrą. Bus lengviau filmuoti. Taip. Padedam šitą čia. Nu ir pažiūrim, ką mes čia turim. Taip.
Išsimečiau tik tai vatangalį nuo seną siurblę, kad nepamirščiau. Gal nusimkim žemyn. Čia. O, tepala yra. Nu čia dabar. Eina savo. O aš jau galvojau, kad reikės pilt. Įsidėjau mašininį 5V30, o čia 20V40. Kas įdomiausia, kad buškiai instrukciją varčiau, parašyta pilt vasaros metu CC30, žiemą CC10V30. Ką tas CC nežinau duoda, bet ne 20V40. Ir viskas kiniškai ir japoniškai parašyta. Cool. O, čia tuongalių yra. Gerai. $60 tonų per valandą šiam kubu. Jau nevaikiškas. Kainavo 238. Kažkaip nujaučiu, kad čia mūsų tas standartas nelabai atitiks šito standarto. Va čia būdu yra su kamutais. Kažkur buvo viens gals be kamutų. Va. Oi, be šansų. Be šansų. Ką dabar daryt? Nu gerai, negaiškim laiką. Išsikraunam kaušą ir važiavom kraut smėlę. Vežu 6 mašiną ir manau dar reikės ne vienos. Ypatingai kai užpilsim remelę aplinkui, privežu. Nes čia su aukščiais yra reikalų. Blogai tik tai, kad sulaistyti šiandien išeis, nes sekmadienis rinkimų diena, tarp kitko. Ir nedirba litakra, iš kurios pirkau siurbliuką, būčiau gal radęs kokių perėjimų ar bent šlangų reikiamo dydžio. Bet yra kaip yra, taip viskas įvelkas. Išvažiavau. Dabar reiktų kažkaip čia nusimt liniją, kažkiek atstumo nuo polių
kad prisiveš žemių, kad kai smėlį plausim, ne viskas, neišplauktų čia. Nes čia kol kas yra žemiau negu čia. O aukštį reikia padaryti plius minus vienodai. Taip. Aš galvoju, va kažkaip, va taip reiktų padaryti. Va, paremkim pličikę iš tos pusės. Čia smėliuką. Kas to reikia atsinešti? Aš tikiuosi per GoPro matos kažkas, nes aš tai nematau, ką jinai filmuoja. Iški reiktų šitą galą pakelt. Man taip atrodo. Va taip. Aha. Pakaska gudrus. Gerai, šviežių žemikių išpilsim. Va. Smėlis daugiau spaudžias negu žemės. Negaliu čia baisiai su to traktoriu irgi mandravot, nes ratai prabuksos, vėl grūzą išvarysiu lauk, kur jau yra užkastas po smėliu. Tai švelniai, švelniai iš lėto va susivešiu. Hatatuks namą pastatys. Duok dieve. Va taip reikia padaryti. Nes va, aukštis, vos aukščiau, susitrambuos ir panašiai bus. Tai tada reikia vežti čia žemės. Jos aišku su plytom, su nelabai tokį lengvai įkasamas. Bet gerai, kad su frontaliniu, kai išpili jos puresnės tokias pasidaro. Tai va turim krūvelę va čia rapso apaugusią. Tai ją visą aš čia musėti suvarysiu šiandien. Jeigu spėsiu, jeigu sveikatas dar užteks. Ir viskas. Smėlis va vėl į pabaigą. Taip ir judam.
numirė abidvi GoPro, nors oras dar net nespėjo atšalt iki, nežinau net, mūsų dabar daugiau negu +5. Tai va, baigiau aš čia žaist. Ne idealiai tiesiai, bet šiaip ir jokio skirtumo. Viskas, turim dabar ribą, kur statybinė aikštelė smėliuks ir turim nestatybinė aikštelė, kur žemės. Žemės, kad ir su plytom čia sukrautas, tai visiškai jokia skirtumo, nes čia jau kaip ir nieką nejudinsim, nes smėliukė vesim ir lietaus nuvedimą, ir drenažus, tai jeigu reikės, labai lengvai viską atsikasim. Tai va, kitą dieną dar va čia liks tą ištaisyt, ką prisinešiau, biškį pralygint. Ir viskas. Galėsim tada susilaistyt pagaliau. Reik nuvažiuoti, nusipirkti to storesnę diametro šlangės. Ir viskas. Kaip taip reikia nepagalvotai neįsivaizduoju. Nu jo, čia didelis jau yra angalis. Nu niek. Jūs paspauskit like. Aš susikraunu daiktus, įvažiuoju į sodybą, padėti traktorių ir važiuoju prabalsuoti. Viskas, su Dievu.